Tai labuką kanalų žiūrėtoje ir klausovai. Kryptis reikia. Šiandien matot, pasipūšęs gražiau negu vieną kartą, ne? Lėkiu į seminarą, apie kurį tuoj papasakosiu daugiau, į kur aš čia važiuoju. Bet pradžioj noriu pasakyti ačiū visiems, kurie po pirmo video palaikėt. Padrasinot, kad sakėt, pagaliau išlindai į dienos šviesą. Kalbėt moki, pasakysi daug teisybės, nu gal ir nebūtinai. Bet tikrai ačiū už tokį palaikymą, tikrai atvirai pasakys, nes tikėjau, kad per pirmą parą sulauksiu daugiau negu berods 1500 peržiūrų kanale. Čia man tai yra skaičiai super, wow. Ačiū kiekvienam asmeniškai, kuris pasidalinot mano nuorodą Facebook'e, Instagramą sukūriau, bet dar tenai neieškokit per daug nieko, su laiku viskas bus. Nespėjau, žinokit, man jau tas link 40 amžius, tai lėčiau, sunkiau su technologijom gaunasi. Ir aš šiandien dieną kaip tik dar pagalvojau, kai sako, tai čia, kam tai čia, buvo aišku ir pesimistinių tų klausimų, tokių pavadinkim, kam tai čia tą kanalą, kurią, ne, ką. Artėja 40 metų, ne man, kai sako, vyram būna 40 metų krizė. Nu, aš tai neturiu kitų priemonių, kaip tą krizę parodyti. Motociklą turiu jau berods 16-17 metų. Tai čia nepaaiškinsi, kad, neparodysi, kad man viduramžio krizė su motociklu. Kabrioleto pirkt, nežinau, ta prasme, ne man. Aš labiau toks praktiškas žmogus, mano ir motociklas labiau praktiškesnis negu kad gražesnis daugelio nuomonė. Tai ne, apie žmonos keitimą tikrai nekalbu. Superinė žmona mano. Ir ją pamatysit video greitu metu, manau. Tai va, tai sakau, tas čia kanalo sukūrimas, nu pavadinkim mano 40-mečio krizės išraiška. Ar kažkas tokio žodžių. Tai va, ši savaitė tokia, sakyčiau, sąlyginai ypatinga, bent jau mano darbotvarkė gyvenime mano. Kaip tik kažkiek, manau, šitame video nušviesiu, aš čia labai, žinokit, gražiai pasipuošęs, matosi gal Vilkaviškio krašto ūkininkų sąjungos atributika. Esu narys sąjungos beveik nuo pirmų dienų įkūrimo. Labai gaila, kad kai pačios užuomazgos sąjungos tada kūrėsi, su Lietuvos ūkininkų sąjunga derybos buvo, labai norėjau dalyvauti tom susirinkime, bet atsitiko gyvenimas ir susirgau, kas retai būna. Temperatūra pakilo, 3,7 buvo, man beveik miriau, vyrai supras mane apie ką aš. Tai va, tai tikrai labai gaila, kad tada negalėjau dalyvauti, bet vienas pirmųjų tikrai prisijungiau į sąjungą, įstojau, raginu ir jūs tą padaryti. Mes priimam, beje, žinokit, ir ne vien Vilkaviškio krašto ūkininkus. Yra pas mus iš kaimyninių rajonų, iš Marijampolės, nuo Šakių pusės yra ūkininkų, kurie ateina, kurie stoja pas mus į sąjungą. Ir šiai dienai turim apie 108 berods narius, bet irgi, kaip ir mūsų ūkio plotas, taip ir narių kiekis pas mus sąjungoje, nu ne kasdien, bet keičiasi, kinta. Tai tikrai raginu jūs stot į mūsų sąjungą, prisijungti prie mūsų bendruomenės. Darom šventes, organizuojam protestus. Aišku, tikėkimės, jų reikėtų kuo mažiau ir kuo rečiau. Tas jausmas, nežinau, kaip dabar jums jį apibūdinti, kaip pasakyti, kas yra tas bendruomeniškumas. Nes irgi daugas pažįstamų, tai čia klausia, kam tu čia stoja į tą sąjungą, kokia čia iš to nauda. Ką jie tau padarys, ką jie tau duos. Kai tu vienas lauke esi, kaip čia vienas žymus vilkaviškietis Petras sako, vienas kare nelaukia, tai taip ir šitoje vietoje, sakyčiau, žinokit, kuo mūsų daugiau, tuo mūsų tas kumštis stipresnis, tuo mes lengviau, geriau pasiekiam tai, ko norim, galim lengviau kovoti už savo teises. Mūsų balsas, netgi sakyčiau, eina greičiau ir aukščiau turbūt, kai mes stojam tas 108 šiai dienai nariai. Tikiuosi po metų bus dvigubai bent jau, tai kas čia 216? Na, tikėkimės. Reikia svajoti atsakingai, ir ne, kai sako. Tai va, tai sakau, bendruomeniškumas, grupiai didesniai mūsų, atsiranda neoficialus bendravimas, kad ir tu tuos ūkininkus
rajonas, kaip būtų, nėra didelis plotų Lietuvos mastu. Aišku, deklaruoja Vilkaviškio rajonas mūsų daugiausiai hektarų rajonų lygmenių, pavadinkim. Tiksliai skaičiaus nepasakysiu, jeigu rasiu, tikrai rasiu internete, parašysiu apačioje čia kažkur, kiek hektarų Vilkaviškio rajone deklaruojamų hektarų yra. Ir ką pasakojo? O jėtus galvotai, kai kibiras po žiemos. Apie dydį. Tai sakau, rajonas nėra plotų, pavadinkim, didelis, tą didelę dalį ūkininkų ir asmeniškai nuo senesnių laikų pažįsti, tikrai ir bendrauji. Bet kažkiek šitas visuomeniškumas, susijungimas į sąjungą, į grupę suartino. Atsirado bendravimas ne tik tai tarp ūkininkas su ūkininku, šeimom bendravimas pagyvėjo, atsigavo. Renginiai, važiavimai, ta pati artėja paroda, ką pasėsi, renkamės grupėm, važiuojam, dalyvaujam, būnam. Mes su savo žaliaus spalvos atributika, manau, matomi daug kur esam. Ir beje, tikrai ne vieną ar ne du kartus ir pirmininkas mūsų, ir pavaduotojas tuo pačiu yra sakęs, kad po to, kai įstojom į Lietuvos ūkininkų sąjungą, jie mus giria, jie mus palaiko, džiaugiasi tuo, ką darom. Turim labai gerą medijos specialistą, pavadinkim, kuris prižiūri mūsų Facebooko paskyrą, Facebooko puslapį. Ir sąlyginai tikrai, manyčiau, mes ten daug info sukeliam į tą puslapį, dalinamės, kuo galim, seminarais, artėjančiais aktualijom žemės ūkį. Tuo pačiu, sakyčiau, turim tikrai stiprius žemės ūkio specialistus seniūnijose viso rajono mastu, kurie geba labai daugeliu klausimų mus pakonsultuoti. Labai daugeliu, tikrai. Bent jau aš gal iš tų tinginių dar esu, kur pats nedeklaruoju laukų, o važiuoju būtent į seniūniją, tai net gavau tikrai kokius 99% problemų ar klausimų man padeda išspręsti seniūnijos darbuotoja, būtent. Tai ačiū jai, Rita, linkėjimai. Tai apie sąjungą trumpai dabar manau tiek. Šią savaitę taip pat turim labai didelį tradicinį, jau galima sakyti, tradiciją tapusį mūsų sąjungos renginį, padėkos vakaras, ačiū, kuriame prisikviečiam, kaip tenai vienam serialė būdavo, gausybė iš policijos akademijos, atsiminiau dabar seržantas, kai sakydavo, gausybė svečių. Mes jau tikrai visų labai laukiam, džiaugiamės, kad jie prisideda prie mūsų veiklos, padeda įgyvendinti mūsų sąjungos svajones, norus. Tai apie šį renginį šiek tiek toliau video link pabaigos bus, neišjunkit. Tai o dabar, kaip minėjau, važiuoju į seminarą vieną, kuris, manau, tikrai duos naudos. Aš kaip visada, žinau, kad atsilieku su naujienų priėmimu ar ne. Būna išgirsti kažką viena ausim, bet taip, manęs dabar šiai dienai neliečia, aš pasidomėsiu vėliau. Tai pasirodo, dabar jau liečia. Kaip žinia, nuo 2026 metų, nuo šių būtent metų pradžios, mūsų vyriausybė priėmė mokesčių pakeitimus ūkininkų atžvilgių. Ir vis dar, aišku, kaip ir daugeliui, manau, ūkininkų, man gaila, liūdna dėl to, kad ūkininkų ūkį mato kaip individualią veiklą, individualaus asmens veiklą. Ir ko pasiekoje mes kiekvienas iš savo, ne tik savo, ir šeimos kišenės atsakom finansiškai nelaimės atveju. Ar skolų, ar baudų, kaip čia paskutiniu metu populiaru vadint. Tai važiuoju į seminarą, kurį organizuoja Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba. Taip pat be reklamų, žinokit, man už reklamą dar pakol kas niekas nemoka. Tikrai geros specialistais pas mus rajone dirba, tiek buhalteriniais, tiek agronominiais klausimais, tikrai labai kokybiškai pakonsultuoja. Tai važiuoju jų organizuojamą seminarą apie būtent mokesčių pakeitimus, kaip įmanoma būtų ūkininkui tų mokesčių ne kad išvengti, bet sumokėti mažiau, nes vis dar sąlyginai populiari yra mažoji bendrija organizacija tokia. Nors čia jų sausio pirmom dienom girdėjau susikūrė tūkstančiais ir vyriausybė pamačius, kad čia jūsų daug atsirado, girdėjau pakeitimų žada naikinti ten jų dalį, bet tarkim, pagyvensim, pamatysim.
Tai va būtent dėl mokesčių pakeitimų, ką reikėtų daryti kitaip, kad ir taip iš tos, bet šiai dieną sakyčiau, tikrai juokingos viso derliaus supirkimo kainos, mums liktų kišeniai daugiau. O liks mums kišeniai daugiau, natūralu, mes sumokėsim, ne kad sumokėsim, išleisim kitose įmonėse daugiau pinigų pirkdami tą pačią techniką, trąšas, chemiją, apskritai gyvenimui daugiau galėsim išleisti, laisviau gyventi. Tai šiaip ūkininkai Lietuvoje, manyčiau, apskritai žemės ūkis labai didelę dalį BVP sudaro ir sukuria. Ten pagal tuos skaičius aš drįsčiau nesutikti, ką ten rašo. Procentų dabar neatsimenu, bet man taip konkrečiai tik tai žemės ūkiai, tai sakyčiau, nėra dideli kiekiai pinigų viskas. Bet kiek mes aplink įmonių išlaikom, kiek įmonių sukuriam darbo vietas, aptarnaujančios visokios įmonės įstaigos, technikų remontai, mokesčiai, su žemės pirkimais, pardavimais, įstaigų. Ta prasme, tikrai daug firmų, įmonių, kurios išsilaiko dėka ūkininkų. Aišku, aš čia nesikeliu į aukštumas, bet, tokia realybė. Tai va, tai apie mokesčių seminaras bus ir tuo pačiu, ką jau seniai daug įmonių daro, siūlo agronomai, vadybininkai pasidaryti savo dirbamos žemės dirvos tyrimus. Žinot, kokią tu žemę turi ir ko į ją reikia. Nes tikrai daugeliu atveju būna, kai sako, mano senelis arė, tėvas arė ir aš ariu, ne? Ir mano vaikai ars. Nifiga. Reikia žinot, norint sutaupyti, reikia žinot, ką ir kiek reikia ir galėtų įdėti į savo dirvą. Nes tikrai ne iš vieno agronomo, pavadinkime, esu girdėjęs, kad investicija į žemės ūkio tyrimus, ne žemės ūkio, į žemės tyrimus, atsiprašau, į dirvos būtent tyrimus yra pati greičiausiai atsiperkanti investicija. Nes tada tau nereikia tiek trąšų pilt, didelių kiekių, kurios šiai dienai tikrai pasiekia, yra, čia ranka netelpa mašina iškelt, dangų kainos jų, tų pačių pesticidų naudojimas sumažėja ryškiai. Kas bent jau Suvalkijoje tikrai aktuali problema yra rūgštėja dirvos. O iš arti kalkių, pavadinkim, nėra iš kur atsivežti, artimiausias taškas Akmeniai, prie Akmenės yra, bet tai iki mūsų apie 300 km gaunasi, tai Suvalkiečiai labai brangu. Bent jau man tai, kiek bandau skaičiuoti, man tai brangu, nors žinau, kad visus laukus kalkinti reikia. Minimaliai esam kalkinę, bet tikrai per mažai. Tai va, tai kaip ir minėjau, seminaras apie mokesčius, apie bandymą sutaupyti mokesčių atžvilgių gal netgi kažkiek ir apie tuos pačius dirvožemio tyrimus. Tai va, tai pradžiai pasisveikinimui, trumpas pasisveikinimas, 15 beveik minučių. Tai tokiam pasisveikinimui trumpai info tiek ir manau dabar pažiūrim, kas gero seminare. Labą rytą. Nu ką, einam į seminarą. Žiūrėsim, ką čia gero papasakos, ne? Na va, pabuvom seminare, pasisėmėm minčių, kadangi pačiam sudėtinga situacija su mokesčių ten suvokimais, skaičiavimais, kuo tai aš dažniausiai patikiu buhalteriai šitus reikalus. Aišku, pasitari, kaip bebūtų su visažiniais draugais. Linkėjimai jiem. O šiaip ką, vyrukai? Nežinau, ar čia geriau, ar čia blogiau bus, ne vien vyrukai. Na, o šiaip ką, nežinau. Ar čia bus geriau, ar čia bus blogiau ateityje. Iš mokesčių pusės yra pliusų liekant savo pinigų savininkų, valdovo, ar kaip pavadinkim, individualia veikla verstis ir toliau. Kaip ir aišku, yra pliusų ir keist statusą savo į mažąją bendriją, į UABą. Ir toks, kaip ir dažniausiai, pavadinkim, ūkininkam galvos skausmas. O kaip geriau padaryti? Ne vien tik tai, kad su derlium, su sąnaudom, su kuo, bet vat ir su mokesčiais. Turi su galvą, galvot, mąstyt. Nors iš kitos pusės pagalvojus,
Tai tam verslas ir yra, kad galvotum ir užsidirbtum pinigus savo, ar ne? Matysim. Nieko, naujas sezonas, naujas pavasaris, dienos giedrėja, dienos ilgėja. Sniegas jau beveik ištirpęs Suvalkijoje, nieko nelikė. Taip, kad nosis aukštyn, krūtinės pirmin ir einam ruoštis pavasario darbam. Kaip sakot, gal reikia kažką vardan ūkio nuveikti, ne? Pavasaris artėja. Tai veikia. Reikia prieit iki barstyklės, kuri va ten gale. Reikia atsitraukti šitą beicavimo aparatą, net ir pavadinimą tas turi, žinokit, priedas. Modelis kažkoks yra. Kuris šitas turi pavadinimą, bet jau neatsimenu netgi kaip vadinasi. Nu, bet nesmė, kažkada rasiu. Tada įsitraukti priekabą va reikia šitą. Va, įsitrauksim priekabą. Tai tada įsimsim purkštuvą, įsivilksim lauk. Reikia prisivaryti Amerikoną prie jos, pasijungti kompą ir ieškoti, kur problema buvo. Užstrigę buvo pabaigoje sezono varikliai sklendžių darinėjimų. Maniau viduje mechaniškai kažkas, nes čia nesu vienu pažįstamu, ką aš šnekėjęs buvę jiem taip. Bet pasirodo, nežinau, viskas ardžiau, ką galėjau. Mechaninė dalis gera. Vienintelis, ką radau blogo, tai buvo porą laidų kontaktinių pažaliavę. Tai ieškosiu dar ir čia kompe, kur jie jungiasi. Tenai gali būti kontaktai pažaliavę, tai tikėkimės tik tai tas gedimas ir viskas. O daugiau, nežinau, barstykliai 2016 berods ar 2015 metų nupirkta buvo. Po auto įvykio buvo kampas, ar į priekabą įremtas, į kokį krautuvą, kažką gal įdaužtas, įlaužtas. Susivirinom porą dienų vakarais garaže darbo, uždažėm tas vietas ir viskas, pakol kas darbuojamės ir vargo nematom. Nei, mes čia palyginus daug tų trašų birių išbarstom su ją, nu šiemet gal pirmi metai, kad bus šiek tiek daugiau. O tai būdavo, eina per pusę kasas, per pusę trašaus birios. Tai ji to darbo gaudavo, ką žinau, 50-60 tonų, kad išsibert per sezoną su jie, tai viskas. Vienintelis, ką norėčiau padaryti, bet vis pagailiu pinigų, aišku, jie čia atsipirktų labai greitai. Įdėti dar papildomai 2 varikliukus, kurie darinėtų skleidimo plotį, būtų kaip sekcijų darinėjimų. Tai tada tikrai ir dar daugiau trašų taupytųsi, nors ir dabar jau GPS signalas darinėja, viskas čia su jie gerai. Tai nežinau, gal matysiu, kai įsitrauksiu, jeigu ne kad pinigų turėsiu, nes jų niekada neturiu. Bet jeigu netingėsiu, bandysiu žiūrėtis, gal jei ne šį, tai kitą sezoną tikrai kažką padarysim. Nu, okei, einam atkraustyti, neužilgo įsijungsim, žiūrėsim, kaip prieit pasisekė. Pirmą buvau čia anksčiau užsiminęs, kad barstyklės varikliuką tvarkyta nereikia. Cemenat kažką tokio, cemenat tikrai. Tai pabandžiau pasiieškoti jeigu naujo. Kaina labai nustebino. 600-700 nuo. Bet kągi, nu tai kaip sako, nebūtume suvalkiečiai, išsiardėm su tėvu viską. Elektriniai dalis iš pradžių atrodė viskas gerai, varikliukas vis tiek neveikia. Mėtau klaidas, ekranas neaiškias, nu bet okei. Dar tolyn pradedam ardyti, tai pasirodo buvo paprasčiausiai tik užstrigę varikliuko angliukai. Ten silpnokai padaryta vieta, angliukai plasmasiniam korpusai montuoti. Kažkada matyti ar apkrovos daugiau gavę buvo, ar kažko tokio pakaito, plasmasiai pasilydė ir užstrigo angliukai. O visa kita kaip nauja, be jokių problemų. Taip kad ką, reikia eiti susitvert barstyklę, ne? Nedaug čia jaus liko, va, sudėti variklius, apdailą susidėti, pasijungti viską ir kabintis. Nes jau ne už kalnų trešimai. Nu va, pasiruošimas baigtas, ar ne? Pasiruošim. Lėkiam į tūsą. Reikia pakeliui pasimti dar vienus bendra pavardžius.
Bet grina, ant kiek sutapimas, ta pačia pavardę žmonės gyvena Giežuos. Dar 2 be manęs ir žmonos. Ir dar giminės. Ir dar giminės. Turbūt įtarėt apie ką mes, ar ne? Tuoj. Nu va, bendra pavardžiai pasodinti į mašiną, paimti ir važiuojam tolyn. Bandom gaudinti kontentų, hebra. Matau vieną žmogų, kurį noriu pakalbinti. Trumpą klausimą jam duosim. Sveiki, Raimundai. Sveiki. Esu kylanti žvaigždė internetu. Aš Labai. Kartu su Raimundu. Turiu klausimą trumpai. Taip. Ko norėtumėt palinkėti Vilkaviškio krašto ūkininkų sąjungai? Stiprybės pirmiausia augti ir užaugti ir kad paskui tie gyvenimo metai šimtmečiais būtų skaičiuojami. Ačiū labai. Bet tikėtis, kad įsipildys. Būtinai. Geros šventės. Turbūt tave dar mažai kas pažįsta mano kanale. Tai čia yra mūsų sąjungos pirmininkas Rydas Šlivinskas. Ir ko norėtum palinkėti mūsų sąjungai? Sąjungai mūsų palinkėti? Taip. Aš net taip ant greito net negaliu, bet pirmiausia reikėtų mūsų pradėti šitą renginį, o pradžią pažiūrėti priekyje, kai išklijuotas plakatas. Reikia pirkti viską iš ūkininko tiesiai. O mūsų sąjungai palinkėti reikia tik tai sėkmės, o ūkininkam gerų derlių, gerų kainų ir nebūtų karo. Kad tik tavo žodžiai įsipildytų. Mano žodžiai tiesiai Dievui į ausį. Ką galėčiau palinkėti? Be abejo, kad gyvuoti ne vienus metus, dar daugiau narių turėti, dar daugiau veiklų vykdyti ir tiesiog turbūt tęsti tai, ką pradėjau iki šiol, nes tai, ką padarė per 3 metus, tai yra nuostabu, neįtikėtina. Ačiū. Beje, čia yra mūsų medijų atstovas, Andrius, irgi labai gražiai vardu. Gražiausi žmonės yra Ką norėtumėt palinkėti Vilkaviškio krašto ūkininkų sąjungai? Normaliai ir... Normaliai, sakyk. Ką, gyvuot toliau, klestėt, reikštis daugiau, reikalavimus kelt savo. Nu ir palaikyti Petrą Čiaušiūną, parem gal tvartą pastatytų. Svarbu, prašiau nebūtų, ne? Labas rytas. Turiu jums keletą klausimėlių. Ar laukite šio ryto? Ryto visiškai nelaukiau. Vakar buvo labai smagu, o ryto nelaukiau. Ką norėtumėte palinkėti Vilkaviškio ūkininkų sąjungai? Kad vienybė ir bendruomeniškumas būtų ne tik per šventes, kokia vakar buvo superinė. Va tokia, ne, 2 tokie. Liuksas buvo. Bet ir visom kitom progom. Kasdienybėj, tarpusavio supratime, palaikyme, pagalbai vienas kitam. Aš tikiu, kad mes galim daug visi kartu nuveikti. Po vieną sunku, bet kai visi kartu, mes galim daug. Lauk, viskas yra. Andrius ėsi istoriją kaip žmogus, kuris gyveno. Už tavo potencialą, Andriu. Andrių dabar vadinsim ne Andrius Dermegis, o Andrius Jėnutienį. Andriau, linkiu gerų žnešimų, gerų video. Matom motorinį. Kad žvakių neužmestų. Kad žvakių neužmestų, kad tiltas atsirastų klasę. Atmintis nepritrūktų kameroj. Taip. Saulė netrukdytų. Kad padėjuotai, padėtai žmonėms, paukotai. Sekėjų, kažką, sekėjams. Patreonų. Nemoku, Daug rėmėjų. Gaila, kad tu šovei prieš mus su Šaro, prieš žvaigždes buvusias. Reikia išjungti. Jo, palauk. Jis nežino, kad dabar šitas vyksta dalykas. Ne, palauk. Nautuko dievas Linas. Šarūnai. Taip.
Koks jausmas kalbėti į kamerą, pavyzdžiui, kodėl gyvenime tu nepasirinkai tokius duomus Kažkada lengvos? turėjau tą tokį jausmą dežavų. Turėjai galimybę? Nu, per pilvą tokį, žinai, drugelį atskleidį. Su savo bičiuliu buvom sukę reikalą. Bičiuliu galėtai gal žiūrovom įvardinti katruo? Bičiulis toks buvo Artūras. Čia jau tėtis jį gerai per Lietuvą dar išreklamuoja, dar manau jį daug kas žinau. Čia tas, kurio vardas Artūras? Gėsau, nesudalyvavom užnešimuose. Pasibaigė mūsų projektą ir mūsų šlovės valanda.